Sveiki visi, su jumis sveikinasi, aš Šunasis Lapinas ir ne, čia nėra nauja Minecrafto versija, nors tikrai gražiai atrodo ir man visai patiktų, jeigu būtų tokie medžiai. Čia yra modas. Tai nežinau, kodėl tiek laiko jau kuriu filmukus ir nors ir rodžiau, kaip įsirašyti modpacką, niekad neparodžiau, kaip įsirašyti modų, kaip tie modai veikia ir, kodėl vieni modai veikia serveryje, o kiti veikia tik tavo kompiuteryje. Tai, jeigu ši pamoka patiks, paspausim mygtuką patinka, prenumeruokite Redfox Cloud kanalą, o dabar turbūt nieko daugiau čia ir nesiaiškinam ir tiesiog keliaujam mokytis, kaip įsirašyti modus. Tai mano atveju įsirašysim Fabric būtent varikliuką, o jūs, jeigu jūsų modas, sakykime, reikalauja būtent Forge varikliuko, tai galite įsirašyti Forge varikliuką, jeigu nežinot kaip tą padaryti, tai yra pamokos padarytos mūsų Redfox Cloud kanale, tiesiog užsukite kitą video, įsirašykit, grįžkit čia, o aš dabar labai greitai tada keliauju ir įsirašau Fabricą tiek į kompiuterį, tiek į serverį. Tiksliau tiesiog pabandysim sukurti serverį kompiuterį, o paskui jau ten perkelinėsim. Tai keliaujam į Google ir čia yra fabricmc.net, aš spaudžiu download ir būtent čia spaudžiu download universal char. Kai šitas atsisiūs, tiesiog išsikelsiu viską į savo darbalaukį ir štai čia aš jau esu susikūręs naują aplankalą galima sukurti, aš manau jūs tikrai žinot, naujas aplankalas ir viskas. Ir štai čia aš jau esu įsikėlęs Fabric installerį, tai būtent dabar jį ir atidarysiu. Ir čia išlenda štai toksai langelis, čia yra client ir server, tai client aš galiu įsirašyti, įrašytas, tvarka, čia kad galėtume pasijungti iš būtent kompiuterio. Ir dabar pats serveris, kurį reikia susikurti ir kurį mes vėliau jau perkelinėsim į Redfox Cloud serverius. Tai vėlgi Minecraft versija, loader version, susitikrinam, viskas čia kaip ir čiki serveris, pasižiūrim, kad vieta yra būtent naujas aplankalas, tai čia ir spaudžiu install. Ir dabar štai išlenda, kad trūksta oficialaus Minecrafto serverio jaro, tai spaudžiam čia. Ir dabar va šitą reikia nusikopijuoti, tai tiesiog 4 kartus su pelyte suspauskit ir Ctrl+C ir galit spausti done, čia galim uždaryti, tada spaudžiam naujas tekstinis dokumentas, jį atidarom ir čia galim užvadinti, nežinau, start. Aš tiesiog pavadinsiu dabar jį start, jį atidarysiu ir čia įkopijuoju šitą visą pavadinimą. Tai tiesiog, kad greičiau serveris užsikrautų, čia daugiau uždėsiu ramų, tai 8. Ir dabar šitas failas spaudžiam įrašyti kaip ir čia tiesiog padarom ne teksto dokumentą, o darom start, rašom taškas ir bat. Ok, viskas. Čia galim uždaryti ir kaip matot atsirado toks keistas start failiukas. Jį paleidus turėtų atsidaryti mūsų Minecraft serveris ir jis tą padaro, dabar viskas kraunasi, tai tiesiog pilnai pasileiskim serverį ir jau būsim pasiruošę, sakykim, tokį kaip ir skeletą savo. Ok, tai pirmas įsijungimas arba išsijungimas kaip ir pavyko, atsirado čia gerokai daugiau visokių failiukų, tai išsijungė dėl EULOS, tai dabar tiesiog atsidarom greit EULą ir čia vietoj false padarom true, darom failas ir įrašyti, išeinam ir vėl iš naujo paleidžiam mūsų šitą bat sukurtą failiuką. Gerai, matau, kad jau yra done, vadinasi viskas čia kaip ir gerai, galim tiesiog išjungti. Pas mumis štai atsirado Fabric serveris ir kaip matot yra mods aplankalas čia. Tai dabar visą šitą reikės perkelt į Redfox Cloud serverius, o tam mums reikės kažkokios FTP programos, pavyzdžiui, WinSCP. Ir kai atsidarysit FTP programą, jeigu ypatingai dar atsidarysit WinSCP kaip ir aš tai darau, tai jums turėtų iššokti būtent toks langas, tai čia tiesiog patikrinkit būtinai, kad būtų FTP, o čia yra serveris, vartotojas ir slaptažodis, tai visus va šituos prisijungimus rasite Redfox Cloud valdymo pulte ir netgi toj daug maž parodysiu greit ir vietą. Tai kai atsidarysit Redfox Cloud valdymo pultą ir nukeliausit į skiltį FTP MySQL Rcon, tai prie FTP informaciją rasite serverio IP, į kurį turite prisijungti, prisijungimo vardą žinoma ir prisijungimo slaptažodį. Tai visus duomenis suvesite štai čia
ir tiesiog spausite prisijungti. Tai jeigu viską atlikote teisingai, dabar turėtumėt matyti savo serverio failus ir žinoma aplankale turim Fabric serverio failus. Tai ką mes dabar tiesiog padarom, tai senus serverio failus, nežinau, galima ištrinti, galima kur nors įsidėti, išsisaugoti pas savo kompiuteryje, man kadangi jie yra nereikalingi, tai aš tiesiog ištrinsiu ir kai čia viskas bus ištrinta, tada visus failus tiesiog gražiai perkelsim būtent čia. Tai kaip matote, visi failai jau yra štai mūsų Redfox Cloud serveryje, yra mods aplankalas. Žodžiu, galime dabar pagaliau pereiti prie modų įrašymo. Gerai, tai dabar apie pačius modus. Tai patys modai dažniausiai yra įsirašomi iš dviejų vietų, tai arba iš CurseForge, arba iš Modrinth. Tai iš kur jūs juos atsisiųsite? Na, čia yra visiškai jūsų reikalas, čia kiekvienam pagal, nežinau, kam kas labiau patinka. Man galbūt, sakyčiau, labiau patinka CurseForge, nes, na, kaip pasakyti, irgi turi savo pliusų, savo minusų, bet kažkaip aš čia greičiau susigaudau, susirandu. Modrinth, jis taip pat patogus, yra labai atsiuntimas ir patogu, kad matai, ar modas palaiko server side, ar ten, sakykime, client side, nes modai gali būti dviejų pusių. Arba, pavyzdžiui, tik tais tie, kurie įsirašo į jūsų kompiuterį ir į serverį jų įrašyti nereikia. Arba yra tokie modai, kuriuos reikia įrašyti ir į kompiuterį, ir į serverį. Kitaip modas, na, kaip pasakyti, techniškai neveiks tiesiog serveryje. Tai turėkit šitą omeny. Kiek aš pastebėjau, tai Modrink'e labai sunku surasti, jeigu yra, sakykime, du skirtingi modai. Vienas, kuris įsirašo, tarkim, tik į serverį, kitas, kuris įsirašo tik į kompiuterį. Su Forge yra šiek tiek paprasčiau, nes jeigu, na, atsiranda toks dalykas, kad modas turi ir tą kliento pusę, ir serverio pusę, tai viską galima rasti prie additional files, ypatingai tai gelbėja su modpackais. Tai žodžiu, iš kur jums patogiau, iš ten jūs jį ir įsirašykit. Aš galbūt sakau, įsirašysiu iš čia. Tai dabar tiesiog susirandu, ar palaiko, spaudžiu download ir viskas man turi atsiųsti greitai. Na ir dar greitai čia parodau, tai tiesiog irgi gali download, pasirinkti žaidimo versiją, pasirinkti platformą ir va jums tiesiog išmeta, ką jūs turite atsisiųsti. Gerai, aš jau matau, kad man atsisiuntė, dabar grįžtu ir rodau, kaip įsirašyti modus. Ok, tai štai turiu dabar netgi ne vieną, o kelis modus. Tai turiu Sodiumą, čia Iris shaderiams, žodžiu, toksai Fabric API ir žinoma tą TerraLive modą. Tai ką mes dabar čia galim padaryti? Aš žinau, kad šitie 3 modai veikia tik kompiuteryje, vadinasi, jie į serverį neįsirašo. O šitas turėtų įsirašyti ir į serverį, ir į kompiuterį. Vadinasi, ką mes galim padaryti, kol mes čia esam serveryje, tai atsidarom mods aplankalą ir tiesiog gražiai įkeliam. Bam. Viskas įkelta, jūsų modas iš esmės yra įrašytas į serverį. O dabar dar liko ir modai, kuriuos reikia įrašyti į kompiuterį. Na, iš esmės čia visi. Tai keliaujam į paiešką, rašom procentai, data procentai ir štai mums atidaro failų aplankalą, spaudžiam ant jo, keliaujam į Minecraft, keliaujam į mods ir kai esam mods aplankale, tiesiog gražiai visus modus bam, bam, bam. Viskas. Modai taip pat yra įrašyti ir į jūsų kompiuterį. Na, o dabar pabandom paleisti serverį ir, žinoma, pasileidžiam kartu ir žaidimą. Ir man nepasileido serveris. Greičiausiai nepasileido ir jums. Kodėl tai nutiko? Todėl, kad mes nepadarėme vieno dalykėlio. Tai kaip matot, čia yra failas Fabric Server Launch. Tai šitą failą mes turim pervadinti į Java 21. 21 tai yra tiesiog Java versija. Jeigu naudosit kažkokią tai seną Minecrafto versiją, gali būt, kad šitie skaičiai jums turės keistis ten berods į 17 ar kažkas tokio. Tai tiesiog pasigūglinkit, ar Minecrafto versija veikia su tam tikra Java versija. O taip pat rekomenduoju skaityti ir log failus, nes pasirodo, kad mano šitam modui reikia Fabric API. Tai greitai įsikeliu Fabric API ir pasileidžiu serverį. Ok, panašu, kad viskas pagaliau veikia ir serveris jau užsikrauna. Taip, done. Na tai ką, belieka tik tais keliauti žaidimą.
Na tai kaip matot, pasijungiam, rodo, kad esam Fabric, Modded ir bandom jungtis į serverį. Ir kaip matot, pasijungus į serverį, aš tikrai nesu matęs, kad būtų kur nors tokie tais, beržiukai, tokie medžiukai, kas reiškia, kad modas esantis serveryje veikia. Kaip matot, visokie įdomus ir pakrytę medžiai ir viskas, gal čia ir dar kas nors įdomiau kur nors maišosi. Tikrai viskas labai keistai atrodo. Va ten ir medžiai kažkai. Gerai, va dabar esam tikrai įsitikinę, kad čia tikrai yra modas ir taip tikrai nebūna originaliam Minecraft'e. Tai jo, žodžiu, modas veikia, jeigu tarkim aš paspaudžiu escape'ą ir nukeliauju į kokius video settings, kaip matot, irgi sodimas veikia, tai sveikinu, jūs ką tik įsirašėt į Fabric varikliuką, jeigu taip teisingai sakant, kelis modus, kurie, sakykime, veikia tiek jūsų kompiuteryje, tiek ir žaidimo serveryje. Tai tikiuosi, kad ši pamoka buvo naudinga ir dabar žinosite, kaip įsirašyti modus, bent jau į Fabric varikliuką. Tai su jumis buvo Raudonasis Lapinas, jeigu ši pamoka patiko, būtinai paspausk mygtuką patinka ir prenumeruok Redfox Cloud kanalą. O aš čia daug ilgai burnos ir neaišinu ir sakau jums iki kitų pamokų ir kitų susitikimų. Ate.